Jis pats susapnavo, kad ant kažkurio kalno, gal net šito pačio, kaukė geležinis vilkas. Gerai, įsivaizduokim, kad vilkai ne šiaip kaukė, o gieda giesmes apie Vilniaus būsimą grožį. Tekiti pirmas koncertas. O ką po to išdarinėjo jo kokie nors vaidylos, žinom, kad buvo vaidylų, kad kai kurie turėjo vardus, kaip Lizdeika, pavyzdžiui. Aš, pavyzdžiui, nenustepčiau, kad koks nors mūsų kanklininkų, krivių, metalistų koncertas. Ką Gediminas palaimint turėtų. Visų pirma, turėkim galvoj, kad Gedimino kalnas ir bokštas yra prie vieno iš turbūt penketuke pirmam reiškinių, kurie apibrėžia lietuvių tapatybę. Tai štai, Andrius Mamontovas man visada simbolizuoja tam tikrą Lietuvos mūsų kartos šiuolaikinių lietuvių tą siekį išeiti iš komunizmo ir nueiti iki Baltijos kelio ir iki šiuolaikinės Lietuvos visuomenės. Gal dera, jeigu suranda reikalo nacionalinis muziejus priimt, tai man patinka idėja. Jo labiau, kad aš čia pats esu girdėjęs tą patį Andrių Mamontą, jis dar buvo jaunas, prieš kiek čia metų, bus vos ne prieš 40 metų. Ta vieta, kur yra Kreivoji pilis, žinom, už Vilnelės, 1986 metų rudenį, aš buvau jaunas, gyvenom Olandų bendrabutį, atsikėliau į tai buvo nuostabi įspūdį. Tokių koncertų dar nebūdavo. Kada Kaušpėdas su Antimi atlieka pagrindinį motyvą, juodojo humoro jau, kurie veik visi tie klipai įėjo į filmą, o Andrius Mamontovas atlieka Laužo liepsną. Ir ta Laužo liepsna su tokiu vaikinu, kuris skraido taip lietpalčių, taip lyg tai paukštis po minę, tai man laisvės toks simbolis lyg tai ir yra. Ir Andrius Mamontovas tinka visam šitam reikalui. Vytauto žygyje, kai Vytautas supleškina Kreivąją pilį ir supleškina Vilnių medinį čia buvusi. Vilnius daugiau čia niekada nebeatsistatė. Vilnius pradėjo statyti į kitą pusę nuo Gedimino kalno. Su juo buvo Derbio grafas Bolingbrokas, būsimasis Anglijos karalius Henrikas IV. Tai galite įsivaizduoti, ką galėjo išdarinėti pilies gynėjai, kurio nepaėmė šito pilį. Tai gal kaip tik kokį nors baltišką roką vaidylos skėlė iš anglų, britų roko ateinančiam paklausytojui. Čia jau pokštas, laikykime. Nenustepčiau, kad yra vaikų, jaunimo, kurie čia nėra buvę. Tai jeigu Mamontovo koncertas užtems vaikinus ant Gedimino kalno ir jie pamatys Vilnių visas pusės, tai jau tai bus privalumas. Tai jau tai bus sukabinimas su mūsų tą tokią prakilnę Vilniaus istoriją, dėl kurio nesiginčijo, kad Gedimino sukurtas Vilnius yra. Nei lenkai, nei rusai, nei vokiečiai, o lietuviai visada pareiškia, kad čia amžinai mūsų. Tai tokiai minčiai, kodėlgi ne? Gal Mamontovo koncertas ir padės. Vaclavas Havelas ne veltui pasakė, iš komunizmo išlaisvino mūsų džinsai, kompiuteriai ir rokas. Tai jeigu rokas yra gerai padarytas, tai tada viskas eina į priekį. Heavy metal. To reikia. Ir Led Zeppelinų aš esu neatsiūlęs vasario 16 proga, kai jau nebežinau, kokią muziką dėti. Nes Šopenas jiems nebetinka, atseit lenkas. Tai aš pasiūliau uždėti Led Zeppelinų Good Times, Bad Times. Eimuntas Nekrošius, žinot, atsisuko, sako, ar jau laikas? Bus laikas, jie. Yeah.